Labas iš ryto. Na ką, dar atliekame paskutinius darbelius, kurių dar yra gana nemažai. Koks bardakas pas mane, mato, kiek dėžių prikrauta visko. Tai yra pasiruošimai Vilniaus kaziuko mūgiai. Žodžiu, stengiuosi kuo daugiau visko pasiruošti. Tai va ir peiliukai bus, na ką, peiliukai tokie nata, ten kapoklės, žodžiu, labai rimtų, daug kas viskas jau guli dėžėse. Va, paskutiniai, kai sakant, paskutiniai galandami superiniai, va tokie rankų darbo vėl restauruoti, nakyri peiliai, gražuoliai, tokie janagybas bus. Čia irgi iš viso senovinė, restauravau Damasko plieno raštai, gerai įsižiūrėjęs, viskas matosi su širagami pjaunamąją dalim, tokie peiliukai. Jis įsivaizduoja daug tokių pačių šustriausių peilių. Na, aukcionuose nelabai dedu, nes tikrai tai greitas bankrotas būtų, jeigu aš juos visus sudėčiau. Kažkiek dedu, kad žmonėms būtų įdomu. Na ir ką galiu sakyti, grupė, ratas, uždaras ratas, toks juodieji kardinolai. Dabar gal, jeigu atsiras 10 norinčių, gal pradės egzistuoti. Aišku, ten jau tik išrinktiesiam, labai mažas ratas, bet jie va šitokius dalykus ir matytų. Tokie peiliukai, tokie vat gražuoliai, sakykime, tokie grožiai. Aišku, jūs dabar pamatysit Vilniaus mūgiai. Aišku, jie nėra pigus, brangus dalykai, bet tai yra kosminiai peiliai. Aišku, dar einam toliau, parodysiu kokių. Čia, žiūrėkit, koks grožis. Čia yra Deba Hoko. Čia labai reta Deba. Žiūrėkit, čia yra iš juodojo plieno Deba. Jis juoduoja, jis buvo blizgantis, baltas, švarus, atrestauruotas, bet jis juoduoja atgal, tampa juodu. Tai vat, labai retas, brangus peilis šitoks. Va šitokių peiliukų vėl. Niekas nemato aukcionuose, tai yra labai rimti, labai, aišku, dar paikime prie nerestauruotų. Dabar šitų net į Vilnių neatsivešiu. Va, tokie superiniai, kai čia tik nupoliruoti ir pagaląsti. Toliau tokie vėl labai įdomus japonų. Aišku, čia žiauriai, čia va, tokie vėl, čia kardų meistras daręs, senovinis peilis. Na taip, žodžiu, šito nebus, bet visokie kirvukai, japoniški, labai rimti dalykai, labai be galo rimti. Žodžiu, aišku, viskas dėžėse sudėta, paslėpta. Aišku, daug kas va tokie atkeliaus į Vilnių, galėsit pasižiūrėti, įvertinti. Čia irgi yra vienas labai rimtas gamintojas, pagaminęs senais laikais labai. Žodžiu, kas negalite atvažiuoti į Vilnių, tapkite juodųjų kardinolų narių. Ir jūs daug ką pamatysite aukščiausio lygio, ko nesate matę. Ir tai bus pastoviai tik aukščiausio lygio. O kol kas laukiam. Labas iš ryto. Kol kas laukime jūsų Vilniuje, kaziuko mūgyje. Panašiai
panašiai, kur Hilton viešbutis, Hilton rotonda yra, tai vat tenai, tame lygiai grečiai, ten Seimo toj pusėje. Tai bus prieš pabaigą, aišku, tokias nekokias vietas gavome, bet svarbu, bent 2 vietas gavome, kad galėtumėm normaliau įsiplėsti, įsidėti, bent kažkiek parodyti. Nors iš 2 vietos nemanau, kad viską aš ten iškrausiu, bet, manau vis tiek užeikit, bus įdomių dalykų, pakalbėsim, pašnekėsim. Jau šį vakarą naktį, šią naktį turėtumėm kaip ir Vilniui būti, tai dabar baigsiu galasti, kiek pavyks dar šitų grožių, kad būtų ką pasiūlyti jums. Nu, ir čia dar likęs pastas reiks nuvalyti. Ir lauksime jūsų. Aukcionų nežinau, greičiausiai, kad šią savaitę gal ir nebevyks. Nebent gal kokį iš Vilniaus paskelbsiu, bet tai čia jau mažai tikėtina. Sėkmės, bičiuliai. Ačiū, kad draugaujam, kad palaikot mane. Įdomus su jumis, vakar labai įdomus aukcionas. Aš užlūžau net realiai jau nuo miego trūkumo. Bet, na, jūs ten pavarėt. Aišku, ir vertėjo. Ten išskirtinės kokybės, vat, vieną peiliuką įdėjęs buvau. Iki, bičiuliai, iki.